Sveiki mėlyjei, su jumis Jurijus Slavas. Šį kartą sveikinuosi iš nestandartinės vietos, ne iš ten, iš kur dažniausiai sveikinuosi vesdamas video pamokas, savo pasisakymus ir rašinėdamas, tačiau iš vietos, kur vyksta stebuklai. Šiuo metu esame gimdykloje, čia laukime antro savo naujagimio su žmona ir manau, kad tai tikrai tokia vieta, iš kurios verta būtų su jumis pasisveikinti ir papasakoti apie tai, ką norėjau jums pasakyti šį vakarą, tačiau taip gaunasi, kad iš čia tai sakau. Pernai metais man teko dalyvauti viename renginyje Lietuvoje, kuris vyko pirmą kartą, jo pavadinimas buvo Forum One, tuo metu jis vyko Kaune. Ir ten man teko išgirsti labai daug žmonių, kurie tą perkeltinę prasme savo versluose, savo gyvenimuose nekartą yra išgyvenę tuos gimdymo skausmus, gimdymo potyrius, gimdydami kažkokias naujas idėjas, gimdydami naujus verslus, siekdami sėkmės viršūnių. Ir ten jie dalinosi savo patirtimis, savo pamokomis ir savo mintimis apie tai. Tokie žmonės kaip Richardas Bransonas, kaip Jonas McClendonas, kaip Ilja Laursas ir kiti stovėjo ir pasakojo tūkstančiam žmonių apie tai, kaip jie gimdė savo verslus, kaip jie siekia sėkmės, kaip jie mato ateitį, kokius dalykus nori ateityje gimdyti. Versluose ir kitose gyvenimo sferose. Šiais metais lygiai toks pats renginys Forum One vėl bus Lietuvoje ir jisai vyks Vilniuje. Ir jame vėl susirinks krūva sėkmingų pasaulio žmonių tam, kad pasidalinti savo kūdikiais, savo mintimis, savo patirtimi, kurią jie patyrė būtent per savo tas kūrybinės gimdymo kančias, per savo tas kūrybinius darbus. Vienas iš tokių žmonių bus Setas Godinas, vienas žymiausių pasaulyje pardavimų gūrų, daugelis kitų lektorių ir pranešėjų dalyvaus tame renginyje. Aš tikrai tenais būsiu ir kviečiu ir jūs dalyvauti tame renginyje. Štai čia apačioje dabar matote nuorodą, kurią paspaudę užėjate į puslapį, kur rasite daugiau informacijos apie tai, kasgi bus tie pranešėjai, kada vyks renginys, kokioje vietoje vyks renginys. Ir tikrai rekomenduoju anksčiau užsiregistruoti ir įsigyti bilietus tam, kad galėtumėte tai padaryti pačią palankiausią kainą. Kiek žinau, dar vis galioja tam tikri pasiūlymai nuo šio renginio organizatorių, tad būtinai pasinaudokite jais, o tuomet mes su jumis pasimatysime tenais ir kartu galėsime pasiklausyti tų žmonių istorijų ir pasisemti tam tikrų minčių ir idėjų savo. Su jumis buvo Jurijus Slavas, iki susitikimo Forum One, o aš dabar koncentruojuosi į tai, kad laukiu savo rezultatų štai šioje patalpoje ir stebuklo, ko čia mes ir atvykome. Iki.